Sveiki. Šiandien leidžiamės į tokią, įspūdingą kelionę per Kinijos išradimų istoriją. 1000 metų inovacijų. Tikrai. Ir pabandysim aptarti, kaip tie išradimai remiantis šaltiniais paveikė ne tik pačią Kiniją, bet ir visą pasaulį. Pradėsim nuo tų, legendinių 4 didžiųjų, žinoma, popierius, kompasas, parakas, spauda. Bet keliausim iki pačių dienų, iki kvantinių technologijų. Manau, tai svarbu, nes tai ne šiaip istorija. Tai raktas suprasti, kaip susiformavo dabartinis pasaulis tiek technologiškai, tiek kultūriškai. Taip, tai tarsi pamatai. Būtent. Daugelis dalykų, kuriuos šiandien laikome savaime suprantamais, turi šaknis būtent ten. Gerai, tai pradedam nuo senovės. Popierius. Išrastas dar prieš mūsų erą. Pagalvojus, tai juk informacijos revoliucijos pradžia, ar ne? Absoliučiai. Be popieriaus sunku įsivaizduoti knygas, mokslo plitimą tokiu mastu, kokį turėjom. O dar šilkas, porcelianas. Aišku, prabanga, imperatorių rūmai, bet kartu ir, prekybos varikliai. Per šilko kelią jie juk sujungia visiškai skirtingus pasaulius. Taip, ir čia grįžtam prie tų 4 didžiųjų. Įdomiausia, kaip jie veikia kartu, žinai? Popierius ir spauda tai žinių demokratizacija. Aha. Kompasas, jis atvėrė kelius ne tik naujų žemių atradimui, bet iš esmės pakeitė navigaciją jūrose. Kelionės tapo saugesnės, tikslesnės. O parakas, žinoma, amžiams pakeitė karybą, jėgų balansą pasaulyje. Tai nebuvo tik pavieni išradimai, ta prasme, jie sukūrė visiškai naujas sąlygas žmonijai vystytis. Ir štai kur darosi iš tiesų įdomu. Viduramžiai. Mane, pavyzdžiui, stebina popieriniai pinigai. Europa, gerokai vėliau prie to priėjo. Tikrai, tai daug pasako, rodo ne tik techninė išradingume. Bet ir valstybės organizuotumą. Būtent, centralizuota valstybė, išvystyta biurokratija, kuri sugebėjo užtikrinti tų pinigų vertę, Europa su šiuo konceptu, grūmėsi šimtmečius. Šaltiniuose minimos ir sėjomosios žemės ūkyje, akupunktūra medicinoje, vandens laikrodžiai, žvaigždžių kalendoriai. Atrodo, pažanga vyko visur. Taip, ir kiekvienas šis elementas turėjo didelį poveikį. Sėjamosios didesnis derlius, galimybė išmaitinti daugiau žmonių. Akupunktūra, kitoks požiūris į sveikatą, į kūną. O laikrodžiai ir kalendoriai? O tikslus laikrodžiai ir kalendoriai, jie buvo būtini ne tik kasdienybei, bet ir astronomijai, žemės ūkio planavimui. Tai rodo aukštą mokslo lygį, organizuotumą. Kinija tuo metu tikrai buvo technologijų priešaje. Ir tas inovacijų variklis atrodo neužgeso. Žvelgiant į šiuolaikinius šaltinius, matome panašų veržlumą. Kvantinės komunikacijos palydovas Micijus pirmas pasaulyje. Taip, skirtas užtikrinti saugų kvantinį ryšį, tai jau ateities technologijos. Kalbama ir apie keleivinius dronus, net elektroninės cigaretės, nors čia vertinimai įvairūs. Žinoma, ne visi išradimai vienareikšmiškai teigiami ar priimtini, bet tai rodo eksperimentavimą. Taip pat minimi pažangus branduoliniai reaktoriai, lyderystė dirbtinio intelekto srityje, tęstinumas akivaizdus. Tikrai taip. Šiuolaikiniai pavyzdžiai rodo Kinijos ambiciją. Jie nori būti ne tik pasaulio gamykla, bet ir inovacijų centru. Kvantinė komunikacija, dirbtinis intelektas. Taip, tai sritis, kurios formuos ateitį. Ir tai rodo strateginį valstybės požiūrį į mokslą, į technologijas kaip į galios ir progreso įrankį. Tai keičia ir globalią technologijų areną, žinoma. Tai va, apžvelgus šią medžiagą matosi ne šiaip pavieniai bliskniai, o ištisa grandinė per tūkstantmečius. Kinijos indėlis, jis milžiniškas. Ir galiausiai verta pagalvoti ne tik apie pačius daiktus, tuos išradimus, bet ką visa ši ilga istorija pasako apie, kūrybiškumo kultūrą, apie žinių vertinimą. Geras klausimas, atrodo, tas smalsumas, noras suprasti ir kurti buvo labai giliai įsišaknijęs. Būtent. Ir galbūt čia yra pamoka ir mums šiandien. Kaip semtis įkvėpimo iš tokios ilgos įtakingos inovacijų tradicijos. Ne tik tam, kad kurtume kažką naujo, bet ir kad vertintume, saugotume pačias žinias. Tai klausimas pamąstymui.